Ką aš jums parodysiu. Žiūrėkit, Hebra. Atjungiu. Spauskit įrašą. Jeigu kas matot, stebit, spauskit įrašas. Žiūrėkit, štai šitaip vyksta šitie darbai. Štai taip plaunami žodžiai. Įrašinėkit, jeigu galit. Čia įdomus toksai momentas mūsų gyvenime. Atvažiuoja Hebrytė, dirba. Štai, kaip dingsta gražieji mūsų užrašai, kuriuos mes rašom iš savo širdies. Atvažiuoja tokios mašinos, va tokios va mašinos atvažiuoja ir rimtų vyrų brigada. Vienas pila vandenį, kitas šveičia, trečias vadovauja, vėl nežino, ką jis čia veikia. Šiaip tai štai kaip plaunami šitie žodžiai. Tiesiog tas, aš jų nešnekinsiu. Matot, neturiu reikalo jo šnekinti, nes tai visiškai eiliniai darbininkai. Jeigu tai būtų kažkokio tai lygio pareigūnai, tai aš turbūt paimčiau iš jų interviu, paklausčiau, pasidomėčiau, kaip jie jaučiasi valydami tą žodį. Tai čia matau jau vizualiai, kad tai yra darbininkai ir net nemanau, kad yra reikalas juos kalbinti. Tiesiog rodau jums šitos vaizdus. Man įdomu būtų pasidomėti, ką jie galvoja apie tą žodį, bet, kaip jau minėjau, tai yra eiliniai darbininkai, tai nėra prasmės jų čia trikdyti. Jie plaunamas žodis tiesos. Įrašinėkit, jeigu galit, kas ten įdėsim paskiau į Klonio dienoraštį. Štai kaip jie dingsta. Mes galvojam, kad lietus nuplauna. Ne lietus. Čia plauna prie prezidentūros. Pasirodo, ne lietus nuplauna. Ne. Jie plauna, žmonės rašo. Einam kitų rakursų, jos paimsim, parodysim. Šitas, kur viduje sėdi, tai čia didelis viršininkas turbūt, nes jisai neplauna. O gal jisai mūsiškis? Gal jisai, ta prasme, gerbia šitą žodį?
Atspėkit, iš 3 kartų. Atsiras čia rytoj tas žodis ar ne? Kurie nuovokesni gali bandyti spėti iš 1 karto. Pasakysim jam iki pasimatymo. Nes be abejonės dar matysimės. Aprūpinsim jos darbu. Aprūpinsim darbu. Įsiprasmintų jų algos. Prezidentūros prieigose va. Vardas devindarbės Pluša triuose. Kaip minėjau, gal ir būtų įdomu padaryti interviu, bet nematau tarp jų kiek aukštesnio rango žmogaus. Čia grynai darbininkai, tai aš jų ir netardysiu, nekamantinėsiu. Kodėl jie tai daro, ką jie galvoja, plaudami tą žodį, ką jie mano, kodėl tas žodis čia yra. Šiaip jie galėtų ir įsigilinti, pabandyti, kodėl tas žodis čia atsirado. Jis čia ne šiaip sau atsirado, čia kažkas parašė, kodėl jį parašė, ar verta jį plauti, ar neplauti. Bet jiems šito klausimo aš neuždavinėsiu. Tai paprasti darbininkai, liaudyje vadinamos darbo pelės, darbo pelytės. Tai yra tiesiog gavo užduotį, ką užduotį daro. Nu ką, žodžio nėra, bet tiesos prie prezidentūros žodžio nebeliko. Ta prasme, prie prezidentūros tiesos neliko. Va taip ir pavadinsiu šitą klipą, jeigu pavyks išsaugoti. Ura, tavariški! Ura, tavariški, taip. Praeiviai replikuoja, ura, tavariški, sako, prisimindami senus laikus. Viskas. Žodžio nebeliko. Prie prezidentūros tiesos neliko. Viskas. Bent jau šiam vakarui. Baigėsi tiesa. Nėra jos. Iki pasimatymo. Net nebejokit. Mes jūs aprūpysim darbu. Gerai, bandau įrašyti šitą, paspausti.